šitas miestelis skaitosi jų haikinimo sostinė, nes iš būtent šito taško yra labai daug haikų ir tas vienas pagrindinis žymusis Fitzroy Patagonijos logo. Tai, žodžiu, dar nesusidėjau planą, bet dabar pavalgiau, eisiu į parduotuvę apsipirkti ir būsiu čia 6 naktis. Tai turiu daug laiko apeiti visus haikus, gal net po kelis kartus, bent jau į Fitzroy norėčiau nueiti minimum 2 kartus. Tai va, kol kas atrodo žiauriai faina, žiauriai cute. Miestelis daug mažesnis už El Kalafate, kuriam buvau. Tai va, bet dar ką tik iš hostelio išėjau, eisiu patirinėti. Dabar svarbiausia yra maistą nusipirkti. Šiaip gyvenu 2 aukšte. Tokia va kambarėlė. Aišku, yra totalus bardakas. Visi čia atvarė haikeriai su savo kuprinėm milžiniškom. Bet už tai kokį turiu vaizdą gerą. Ten tie arkliukai ganasi. Tai va, čia yra mano lova, kurioje gyvensiu 5 dienas. Labai man patiko šita vieta, kurioje galiausiai likau gyventi 2 savaitės. Tai susipažinau čia su savininku, jis tiesiog iš savo namo padarė tokį jaukų hostelį su didelė virtuvė, daug vietos, daug žmonių aišku, bet visiškai namų jausmas. Bet tai man visiškai viena. Turėčiau užtrukti apie 4 valandas. Haikuose naudoju All Trails appsą. Kaip ir dabar jisai labai praverčia, nes tamsoj, kad ir gerai sužymėtas trailas, jau biškį buvau pasiklydus. Tada pasižiūriu. Ir jisai gerai, nes veikia nuo GPS, tai nereikia interneto. Nes čia ryšio ar taip nėra. Kokie dideli medžiai. Big hot sun, even on the people. Džiuginantis dalykas, kad matau žvaigždes. Yra giedra, beveik. Tai vadinasi, didelė tikimybė, kad ir matysis visos kalno viršūnės, visas Patagonijos logo. Sutikau vieną žmogų. Where is everybody? Netikėjau, kad spėsiu ant saulėlydžio. Saulėtekio. Kodėl man taip maišosi visą laiką? Bet panašu, kad spėsiu. 20 minučių. O aš jau matau kelionės tikslą. Here it is. Oh, geras. Big reveal. Bam! Wowza. Eina sau. Oh my god. Koks jis majestic. Wow. Wow.
šalta, bet negali skųstis. Geriausio pusryčiai. Šiaip, kas sako, kad Patagonijoje vasarą labai daug žmonių, tai turėtų nuvykti į Zakopanę. Va ten tai būna daug žmonių. Čia. Pavyzdžiui, dabar 7, kiek čia valanda praėjo nuo Saulėtekio. Matau 3 žmonės. Čia visai nėra žmonių. Koks vanduo. Vau, man šitie medžiai. Irgi fainai, jie turi tokius kelius. Pamiršau dar šiaip paminėti, kad šitas treilas yra mokamas. Ir jeigu ateini po 7 ryto, turi mokėti, man atrodo, kem $5. Kem fucking $5. Kaip laukia šito momento.